Ar kada nors pasvarstėte, kaip nutinka, kad restorane užsisakome desertą nė nemirktelėję, o parduotuvėje sausainių lentyną apeiname plačiu ratu? Nors abiejose aplinkose jūsų pasirinkimai yra kruopščiai orientuojami, bet priemonės yra skirtingos. Restoranuose daugiau dėmesio skiriama sensoriniams užuominoms ir socialiniam kontekstui, kuris jūs turėtų atvesti iki vieno patiekalo. Parduotuvėse daug dėmesio skiriama, kaip ir kur prekės yra išdėstomos tam, kad pirkinių krepšelis būtų didesnis ir formuotųsi ilgalaikiai vartojimo dėsningumai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, čia Šaukštų proto tinklalaidė ir šiame įraše atidžiau patyrinėsime maisto pirkimo parduotuvėse psichologinius aspektus. Terminų pasirinkimo architektūrą paprastai vadiname būdus, kuriais pasirinkimo alternatyvos yra pristatomos sprendimą priimančiam žmogui. Didelių maisto parduotuvių atveju fizinės ir vizualinės erdvės kuriamos taip, kad sprendimus veiktų ir kognityvinė ekonomika. Tai yra noras sprendimus priimti skiriant kuo mažiau pastangų ir sąmoningui vertinimui nematomos nuostatos. Šioje srityje įdomios veiklos randa ir elgsenos ekonomikos ir rinkodaros mokslai. Pirma, išdėstymas ir atstumas. Didžiausia tikimybė, kad pirksim arčiausiai akių lygio ir lentynų galuose išdėstytas prekes. Labai žemai ir aukštai sudėtos prekės perkamos gerokai rečiau. Tam, kad jas apžiūrėti, reikia įdėti daugiau pastangų ir jos netaip greitai patenka į dėmesio lauką. Antra, eilė prie kasos. Čia dažniausiai naudojamas sprendimų nuovargis ir impulsyvus pirkimas. Šalia kasos išdėstamos pelningos prekės, dažniausiai stipriai apdoroti produktai, saldainiai, limonadas, energetiniai batonėliai, kurie patenka į dėmesio lauką laukiant eilės prie kasos ir atsiskaitimo terminalo. Trečia, užuominos ir postumiai. Parduotuvės grindys nudažytos žaliomis rodyklėmis vedančiomis link daržovių ir vaisių skyriaus, ar jau prie įėjimo kvepiančios šiltos bandelės gali sužadinti specifines būsenas ir veikti mūsų norus bei pirkimo pasirinkimus be didesnio sąmoningo vertinimo ir nepriklausomai nuo lūkesčių. Ir galiausiai specifinis informacijos pateikimas. Ant pakelio priekinės pusės pateikiamas supaprastintas žymėjimas, bet cukris, ekologiškas, su skaidalomis ir kita padidina suvokiamą produkto vertingumą, todėl atrodo, jog reikia mažiau pastangų pasirinkimui ir padidėja tokio produkto pasirinkimo tikimybė. Ar ši tema tyriama mokslininkų? O taip. Štai keletas paskutinių 5 metų tyrimų rezultatų. Jau nemažai laiko mokame ir pratinamės pirkti maistą elektroniniuose supermarketuose ir juose nei bandelės kvepia, nei grindys žalios. Tačiau jei renkant prekės į krepšelį ekrane taip pat matome sveikesnės augalinių produktų pasirinkimo alternatyvas arba suskaičiuotą surinkto krepšelio maistinę vertę, vartojimo įpročiai gali keistis. Elektroninėje erdvėje ypač patogu pritaikyti pasiūlymus ir konstruoti pasirinkimo motyvus individualiame lygyje. Jei renkamės tarp sveikesnės ar mitybos prasme vertingesnės alternatyvos ir pigesnės ar ekonomiškai labiau apsimokančios alternatyvos, antroji dažnai laimi. Todėl siekiant skatinti sveiko maisto vartojimą, labai svarbu skatinti sveikas alternatyvas finansiškai, nes tik taip formuojasi ilgalaikiai vartotojų įpročiai. Kai kur, pavyzdžiui, Kalifornijoje tvirtinami teisinę galią turintys nurodymai, draudžiantis prie kasų laikyti saldžius gėrimus ir daug drusko turinčius užkandžius ir juos keisti šviežiais vaisiais ir daržovėmis, riešutais ir becukromis alternatyvomis. Taip pat nustatyta, jog vartotojų požiūris į specifinį vartojimą skatinimą labai priklauso nuo suvokiamo pardavėjų tikslo. Paprastai sveiką mitybą skatinantys siūlymai priimami pozityviai, tačiau čia labai svarbus skaidrumas. Jei kyla įtarimas, jog nuomonė yra manipuliuojama, vartotojai reaguoja skeptiškai ir vengia rinktis tokius produktus. Ar norit būti geriau pasiruošę maisto pirkimui, kuris labiau atitiks jūsų norus ir vertybės, saugos jūs nuo sprendimų nuovargio, savigraužos ir jausmo, jog netekot savarankiškumo, o neatitiks prekybos centro tikslus? Tada apsvarstykite šiuos patarimus. Pirma, sumažinkime pastangų kiekį pasiruošdami iš anksto. Senas geras pirkinių sąrašas tikrai bus žingsnis reikiama linkme. Taip pat galime įprastinius nuolat perkamus produktus pirkti elektroninėje parduotuvėje su pristatymu ar atsimdami patys. Jei maistą rinksimės ramioje aplinkoje, išvengsime sensorinio poveikio priemonių ir pasirinkimo nuovargio.
Antra, pasistengim kitaip įvardinti save sprendimus veikiančioje aplinkoje. Mums netrūksta valios ir mes nesame bejėgiški aplinkoje. Mes sąmoningai pastebim ir reaguojam į poveikio priemonės. Jei matom prekės lentynos gale, mes žinom, kad šios prekės buvo tyčia sudėtos ten, kad patrauktų mūsų dėmesį. Jei atpažįstame poveikio priemonės, esam mažiau jų veikiami. Toliau. Pratinkimės prieš pirkdami maistą parduotuvėje atlikti trumpą dėmesingumo pratimą arba užkąsti. Jei jaučiamės alkani, įsitempę ar emociškai išsekę, geriau rinkimės parduotuvės nelankyti. Turėkim savo nuosavas taisyklės, kurios atsvers aplinkos motivatorius. Pavyzdžiui, nuspręskim, kad prie kasos niekada nieko neimam. Arba kad visų pirma aplankome daržovių skyrių. Šiai savaitei tiek apie parduotuvių psichologiją. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai konsultaciją rasit komentare po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Ilgame tekstinėme įraše taip pat rasit nuorodas į naujausius mokslinius tyrimus ir 3 knygų rekomendacijas. Jei turit klausimų ar komentarų, rašykit man asmeninę žinutę arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.